Kuomet bilietą randi kišenėje. Vytauto Didžiojo universiteto teatras. Kažkada užtrukom teatre 18 valandų per parą. Čia prieš egzaminus. Bet čia didžiąją laiko dalį tai teatre prabūnė. Ar matėte teatrą, kuriame nėra dulkių? Šis kaip tik toks, mat jaunimas savo energiją bei idealizmu neleidžia joms nusėsti. Ir drąsiai eksperimentuoja erdvėse. Tad nenustebkite, jei kada nors šie aktoriai pasirodys ant jūsų kiemo laiptų. Čia maždaug ateinam nuo 10 ryto ir sėdim iki 10 vakaro. Tai tam laikė įeina, aišku, ir repeticijos, ir paskaitos. Būna pertraukos, bet per tas pertraukas stengiasi neleisti laiko veltui. Prieš daugiau kaip 2 metus įkurtas Vytauto Didžiojo universiteto teatras tuščias būna turbūt tik naktimis. Čia vyksta spektakliai, kuriuose vaidina profesionalūs aktoriai, rengiami teatralizuoti vakarai. Čia be jokios abejonės visi pasakys vienareikšmiškai, tai yra didžiulė vertybė ir didžiulė dovana tam jaunam žmogui, kuris gali pajusti tos dėžutės, juodosios dėžutės dulkės. Ne tik gali susistatyti vieną sąstatą, ką tu nori padaryti, bet tu gali pastoviai bandyti ir žiūrėti, ar tai žiūrisi scenai, nes būna, kad sumastai vienai, bet scenoje viskas išeina visiškai kitaip. Kol kas mes dar tik tai studijuojam ir mus tarsi į tokią simulaciją meta, kas nėra visiškai tikros aplinkybės. Bet matyti tą procesą, kuris vyks, tai man po 2 metų, tikiuosi, tai labai įdomu. Šiemet Vytauto Didžiojo universiteto teatro kūrėjai pretendavo į aukščiausią Lietuvoje teatrinį apdovanojimą. Jų vardai buvo minimi net 5 auksinių scenos kryžių nominacijose. Man kaip dėstytojui tai svarbu, kad studentai turėtų tokią erdvę, kurioje galėtų jau nuo pirmųjų savo studijų dienų suprasti, kas tai yra profesionalus, o ne saviveiklinis ir mokyklinis teatras. Universitetinis teatras, tai jis yra profesionalų pagrindu. Tie patys režisieriai, kurie dirba pas mus teatre, jie kuria ten, tie patys aktoriai, kurie pas mus vaidina arba kitose Lietuvos teatruose, vaidina ten. Studentai jau nuo 1 kurso greta su profesionaliais aktoriais. Mes irgi turėjom jau nuo 2 kurso mokydamiesi, tai čia retas atvejas, mums sakydavo, jums laimingi, kad galite, jūs laimingi būdami pas Vaitkų, nes jis jūs traukia į sceną. Ta teorinė pusė, kurią gauna iš tų aktorių, jie tą teoriją praktikoje iš karto gali patikrinti, stebėdami ir aktorius, ir savyje suvokdami jau per praktiką tą teoriją, apie ką buvo kalbama. Tai čia, man regis, yra talentingam ir darbščiam žmogui trumpesnis kelias į kūrybinę brandą. Mes atlikinėjom savo praktiką 1 kursą ir mes vaidinom Nacionaliniam Kauno dramos teatre. Čia buvo bendras projektas su japonais, sakurų prisiminimai ir konkrečiai mano kursas ir kursų vyresni žmonės dalyvavo masinėse scenose. Jie turi daugiau savarankiškumo ir tiesiog jie susitinka, profesijos mokosi pas skirtingus profesionalus kas semestrą. Tai nėra, kad vienas žmogus, viena asmenybė jos veda nuo 1 kurso iki pat paskutinio kurso. Tai reiškia, kad per visą studijų procesą, per 4 metus, jie susitinka su skirtingom asmenybėm. Labiausiai Lietuvai trūksta to, ką mes galėtume vadinti tokiu, mes žargoniškai tai vadinam savarankišku aktorium, atrodytų, nuo ko tas aktorius savarankiškas, turime omeny, kad nėra kurso vadovo režisieriaus ir aktorius turi galimybę visgi savo kūrybingumą vystyti individualiai. Ir kita vertus jį pavadinam tarpdisciplininiu aktorium, turėdami omeny, kad mes jam suteiktume šiek tiek daugiau įgūdžių negu tik vaidybos įgūdžiai. Turim paskaitas ne tik vaidybos, turim ir režisūros, ir kino vaidybos. Tai nėra tik tai tas vienas toksai srautas, kad tu eisi tik tai į spektaklį, galbūt tu galėsi vaidinti filme, ar tu galėsi tapti režisierius. Čia jau kiek tu pats darbo įdėsi. Čia labai didelė skalė, nes aš pati, kaip mes mokėmės, tai pas Vaitkų tarsi rašydavom kažką, bet tai buvo tokie pamėginimai ir neturėjom tokio profesionalų su savim, kuris žiūrėtų mūsų dramaturginį supratimą ne taip, kaip mes jį perskaitom. Tai vienas skaityti yra, o visai kas kitą parašyti pačiam. Aš visų pirma, ne tik iš studentų, iš savęs reikalauju plėsti akiratį, kuo daugiau skaityti, turėti kuo įvairesnį supratimą apie pasaulį
nes tik per tokį supratimą platesnio konteksto, kultūrinio konteksto, manau, galima tada bendrauti su žiūrovu arba su skaitytoju. Čia yra daug didesnė laisvė iš tikrųjų. Čia niekas tavęs neuždaro juodą kabinetą ir neliepia daryti konkrečiai būtinai pagal programą, ko reikia. Tu gali daugiau fantazuoti. Paruošiamas ne tik kaip grynus aktorius, bet ir žmogų, kuris suvokia, kaip šiandieninėje erdvėje veikia visi meno projektai. Tai tu maždaug baigęs, kaip ir galėtum pats tuos projektus režisuoti, siūlyti idėjas, jiems vadovauti ar tiesiog jais užsiimti. Nebūtinai gali vaidinti teatre. Ta programa yra susijusi su bendra universiteto strategija Artes Liberales. O tai reiškia, vaidybos studentai gauna labai stiprų šalia vaidybos disciplinų, jie gauna labai stiprų bendrą universitetinį išsilavinimą. Vytauto Didžiojo universiteto vaidybos studijos vienintelė tokio pobūdžio programa Lietuvoje įvertinta aukštais akademiniais kokybės bei tarptautiniais profesiniais standartais.